Džiovinantieji grūdų bokštai Sukup Lietuvos ūkininkams buvo pirmą kartą pristatyti prieš 4 metus. Iš pradžių tik tyrinėję bokštus, kuriuose galima ne tik laikyti, bet ir kokybiškai džiovinti grūdus, greitai žemdirbiai juos įvertino. Šiemet jau 3 derlius keliaus į Sukup bokštus Lietuvoje. Šių metų derliuje bus 27 veikiantis dideli džiovinantis bokštai, tai rezultatai tikrai yra labai geri. Svyruoja iš tikrųjų projektų dydis, dažniausiai tai būna 1 arba 2 bokštai viename ūkyje ir dydis svyruoja nuo 500 tonų iki 4000 tonų viename objekte. Didžiausias Lietuvoje pastatytas džiovinantis bokštas yra 1100, mažiausias 340 tonų talpos. Prieš Javapjūtę, vykstant paskutiniesiems bokštų įrengimo darbams, į Lietuvą atvyko Sukup gamyklos atstovas įvertinti lietuvių partnerių darbą, pasikalbėti su ūkininkais. Kartu su Intersilo vadovais ir Sukup gamyklos atstovu aplankėme keletą ūkių. Šakių rajone Noragro žemės ūkio bendrovėje derliui ruošiami 4 Sukup bokštai. Tai buvo nestandartinis projektas, nes bendrovės vadovai norėjo padidinti turimus paprastus bokštus ir pastatyti vieną naują džiovinantį. Buvo 3 bokštai, šitie senie pastatyti prieš maždaug 10 metų, po 600 tonų. Tai buvo toks sprendimas kartu su Intersailo įmonė priimtas, kad pakelt šitos senus bokštus aukštyn, pridedant po 200 tonų į kiekvieną ir pastatyti dar vieną naują bokštą su nauja technologija, tai džiovinimo technologija. Tai ir pasiliekant seną džiovyklą dar, kaip sakant, ir viską sujungiant į vieną bendrą sistemą. Tai kaip ta sistema veiks? Artėja Javapjūtė ir turbūt jau ruošiasi. Ta sistema veiks taip, kad mes tikimės, kad turėsim kelis variantus. Galimybės reiškia. Jeigu bus labai drėgni grūdai, galėsim šiek tiek padžiovinti ir leisti į džiovinantį bokštą. Jeigu bus sausi grūdai, tik šiek tiek drėgni reiškia, o ne labai. Tai galėsime tik džiovinantį bokštą naudoti, reiškia, eliminuojant džiovyklą. Tai aišku, čia ir kaštai ir taip toliau. Ir greitis be abejo, reiškia, nes kaip ir gaunasi kaip dvi sistemos. Tikimės beveik dvigubai didesnių pajėgumų. Kaip sekėsi įgyvendinti šitą projektą? Darbai sėkmingai ėjosi? Darbai ėjosi tikrai sėkmingai, tikrai nėra jokių, bent kol kas jokių priekaištų neturim, viskas laiku, netgi šiek tiek greičiau nei buvo planuota. Iš džiovinančio bokšto nuvestos transportavimo linijos į visus kitus, tad išdžiūvusius grūdus bus galima perpilti į norimą talpą. Kiek ketinate čia to derliaus sudėti? Kiek iš viso turite, ar čia visas tilps ar ne? Turėjom apie 1800, dabar turėsim dar kažkur 1600 daugiau. Tai bus ne visas derlius dar tilps, kažkokią tai dalį vis tiek turėsim pardavinėti gana greitai. Ateityje planuojam dar statyti porą bokštų. Tokį kompleksinį projektą Intersilo komanda Lietuvoje įgyvendino pirmą kartą. Toksai sprendimas, kai džiovinantis bokštas yra statomas objekte, kuriame jau yra džiovykla, yra labai populiarus užsienyje ir jau Lietuvoje. Iš tikrųjų, Amerikoje dažnai naudojama, kad keli procentai drėgmės yra nudžiovinama su džiovykla, be ataušinimo ir karšti grūdai yra sukraunami į džiovinantį bokštą. Tai pasiekiamas daug greitesnis džiovinimo procesas. Tai ūkiuose, kurie jau turi džiovyklėlės, mes dažnai komplektuojam tokį džiovinantį bokštą ir jie labai dera vienas šalia kito.